Šiame video grafiškai atvaizduojamas smurto protrūkis ir žiaurus nusikaltimas. Tai neskirta vaikams ir jautriems žmonėms. Aušvicas – tai pavadinimas, kuris asocijuojasi su masiniu naikinimu, nežmogišku žiaurumu ir šimtų tūkstančių nekaltų žmonių kančiomis. Tačiau šalia dujų kamerų ir krematoriumų, nacių koncentracijos stovyklose egzistavo ir kiti, mažiau žinomi, bet ne ką mažiau ciniški ir žiaurūs reiškiniai. Šiandieną kalbėsime apie vieną tokių paslaptingų ir gėdingų vietų – Aušvico viešnamį. Viešnamis buvo įkurtas 1941 metais Henriko Hilmerio įsakymu Aušvic 1 stovykloje bloke 24. Ir oficialiai ši vieta buvo vadinama Sonderbauten specialiuoju pastatu. Šiame video atskleisime ne tik nacių cinišką požiūrį į žmonės kaip į daiktus, bet ir priverstinai ten dirbusių moterų bei vyrų, kurie turėjo lankyti šiose vietose istorijas. Nacių valdžia koncentracijos stovyklose siekia palaikyti bent jau minimalų darbingumo lygį tarp kalinių ir sukelti tarp jų įtampą. Jiems reikėjo pigios ir efektyvios darbo jėgos, todėl buvo sugalvota motyvacijos sistema – viešnamis. Nors ir skambėjo paradoksaliai, tokia vieta turėjo tapti prizu privilegijuotiems kaliniams, stovyklų prižiūrėtojams arba bloko seniūnams. Tai buvo dalis sistemos, kurioje kaliniai buvo skirstomi į privilegijuotus ir ne. Tiesa, buvo vienas svarbus ribojimas. Žydams buvo draudžiama į juos eiti, nes jie buvo laikomi rasiniais priešiškais elementais. Naciams buvo svarbu sukurti iliuziją, kad už gerą elgesį ir lojalumą yra atlyginama, net jei atlygis buvo įkaltas į nežmogišką prievartos sistemą. Viešnamiuose dirbusios moterys buvo daugiausiai vokiečių, lenkų, ukrainiečių ar kitų tautybių kalinės, išsiskiriančios patrauklę išvaizdą. Jos buvo suimtas už antisocialų elgesį, prostituciją ar kitus nusikaltimus. Tačiau naciai, kurie patys propagavo arijų rasės grynumą, ciniškai pažeidė savo pačių taisyklės, leisdami vokiečių moterims būti išnaudojamas kitų kalinių. Tai dar kartą parodo, kad nacių ideologija buvo ne kas kita, kaip priemonė įtvirtinti savo valdžią ir išnaudoti kitus, neatsižvelgiant į jokius principus. Šiame bloke beveik nebūdavo žydžių ar romų tautybės moterų, nes jos būdavo laikomas prastesnė rasė. Šiame viešnamyje teikti seksualinės paslaugas buvo verčiamos net 15-20 moterų. Jos buvo pervežtos iš kitų stovyklų arba atrinktos iš pačio Aušvico. Aušvico viešnamis veikė bloke 24, kuris buvo atskirtas nuo kitų barakų ir turėjo specialų sargybos postą. Išorė galėjo atrodyti tvarkingai ir netgi estetiškai, su gėlių vazonais ir šviesų interjeru. Naciai stengėsi sukurti įspūdį, kad tai yra normalu. Vieta lyg kokia poilsio oazė koncentracijos stovykloje. Tačiau tai buvo tik dar vienas cinizmo pavyzdys. Moterų, kurios priverstinai ten dirbo, gyvenimo sąlygos buvo tragiškos. Jos gyveno atskirai nuo kitų kalinių. Joms buvo skiriamas geresnis maistas ir sanitarinės sąlygos. Tačiau už tai joms teko mokėti milžinišką kainą. Jos buvo priverstinai išnaudojamas ir patyrė nuolatinį psichologinį ir fizinį smurtą. Nacių gydytojai ir sargybiniai nuolat stebėjo moterų sveikatą ir darbingumą, o bet koks atsisakymas bendradarbiauti reiškia bausmę arba mirtį. Dauguma moterų, kurios dirbo viešnamyje, buvo jaunos, kai kurios netgi nepilnametės. Jos buvo priverstos dirbti dėl baimės, bausmės ar noro išgyventi. Jų istorijos liudija apie didelę traumą ir gėdą, kurią joms teko patirti. Kai kurios iš jų vėliau netgi negalėjo grįžti į normalų gyvenimą dėl gilios psichologinės traumos ir gėdos jausmo. Nacių lūkesčiai, kad viešnamis padidins darbo našumą, iš esmės nepasiteisino. Daugumai kalinių įsigyti bilietą į viešnamį buvo per brangu, o atlyginimo sistema buvo neprieinama. Vyrai, kurie buvo priversti lankytis bloke 24, dažniausiai buvo privilegijuoti kaliniai, tačiau tai nereiškia, kad jie jautėsi laimingi ar patenkinti. Daugeliu jų tai buvo dar vienas priminimas apie jų laisvės ir orumo praradimą. Vyrų lankymasis viešnamyje buvo ne kas kita kaip nacių sistemos dalis, skirta sukurti dar didesnį susiskaldymą tarp kalinių ir palaužti jų dvasią. Viena iš tokių moterų buvo 22 metų buvusi Aušvico kalinė Ana. Ji buvo atvežta į Aušvicą 1943 metais iš Ravensbriuko stovyklos.
Iš pradžių ji dirbo vienoje iš pramonės įmonių, bet po kelių mėnesių buvo perkelta į viešnamį. Nors Ana gavo geresnę mitybą ir galėjo nusiprausti po dušu kasdieną, ji jautėsi praradusi viską. Ji negalėjo bendrauti su kitais kaliniais ir gyveno nuolatinėje baimėje. Jai buvo nuolat primenama, kad jei jinai nevykdys savo pareigų, bus perkelta atgal į įprastinę kalinio vietą. Ana išgyveno Aušvicą ir po karo bandė susikurti naują gyvenimą, tačiau jos patirtis paliko gilų randą jos gyvenime. Naciai kūrė daugiau nei 500 viešnamių visoje okupuotoje Europoje. Šiuose vietose buvo išnaudojama ir prievartaujama daugiau negu 34 000 moterų ir merginų, daugiausia vokiečių kareivių ir nacių policijos pareigūnų. Viešnamiai taip pat buvo naudojami kaip apdovanojimas priverstinio darbo kaliniams ir kalėjimų vadovams, taip pat kaip žiaurus mechanizmas bandant išgydyti gėjus vyrus, kurie buvo verčiami privalomai lankyti šiose vietose. Toks smurtas dėl lyties ir nužmoginimas vyko visose nacių stovyklų sistemos lygmenyse, o kalinės moteris buvo dažnai verčiamas nusirengti patikrinimams. Joms buvo daromi priverstiniai abortai ir sterilizacija. Aušvico viešnamis tai ne tik liūdna ir gėdinga istorijos dalis, tai ryškus pavyzdys, kaip nacių režimas ciniškai naudojo žmonės kaip įrankius savo tikslams pasiekti, neatsižvelgiant į jokią moralę, žmogiškumą ar orumą. Bloko 24 istorija yra priminimas, kad net ir pačiomis nežmoniškiausiamis sąlygomis žmonės vis dar stengiasi išgyventi, o režimai, net ir patys žiauriausi, bando sukurti iliuziją, kad viskas yra kontroliuojama ir normalu. Mūsų pareiga yra prisiminti šias istorijas, kad niekada daugiau nepasikartotų tokia tragedija ir kad suprastumėme, koks pavojus slypi neapykantoje, rasizme ir žmogaus orumo pažeidimuose. Tai tokia tragiškai ciniška Aušvico viešnamių istorija. Jeigu norite daugiau panašaus turinio, nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų YouTube kanalo Įdomioji dokumentika. O dabar iki susitikimo kitame įdomiausio dokumentikos video apie Holokausto istoriją. Patinka Įdomioji dokumentika ir norite daugiau kokybiško turinio, ne tik apie mūsų supantį pasaulį, bet ir apie Lietuvos istoriją, prisidėkite prie turinio kokybės gerinimo, mus paremdami per Contribui platformą. Nuorodas rasite po kiekvieno video aprašymo. Taipogi galite prisidėti per YouTube ačiū funkciją, pasirinkdami paramos sumą. Jūsų palaikymas leistų mums tobulėti ir vystyti įvairiausių video projektus, tokius kaip Lietuvos miestų istorija. Pažinkime mūsų supantį pasaulį kartu su Įdomiąja dokumentika.